Sveiki! Taigi nuo šventinių laikotarpių jau tikrai praėjo nemažas laiko tarpas ir labai noriu su jumis šiandien pasilabinti ir pasikalbėti. Taigi tik tuo metu, kada šventės buvo, mes valgėme tikrai nemažai įvairaus labai maisto ir tikrai save lepinome ir saldumynais, gardumynais ir visokiausiais dalykais. Tai šiandien aš su jumis norėčiau pakalbėti apie maistinės skaidulas ir tikiu labai, kad apie jas tikrai esate girdėję, apie maistinės medžiagas, maistinės skaidulas, gal aš jums šiandien nieko ir nepasakysiu naujo, bet tiesiog aš pati domiuosi šitais dalykais, ieškau, klausau, literatūroje skaitau ir kada kažką tai sužinau, tokio įdomaus, ir naudingo man, aš galvoju, kad būtų naudinga ir jums. Tai aš su jumis šiandieną pasidalinsiu apie maistinės skaidulas. Gal, sakau, kažką tai tikrai esate girdėję, ką pasikartosit, ką prisiminsit, ką išgirsit naujo. Tiesiog, kad maistinės skaidulos ir sveika virškinimo sistema yra kažkuo tai susijus, tai jūs tikrai, manau, esate girdėję, bet ar dar žinojate tokį dalyką, kad kokybiškos maistinės skaidulos neapsiriboja vien tik tai tuo dalyku, kad padeda sveikai virškinimo sistemai. Tai kuo dar jos yra naudingos? Trumpai aš papasakosiu ir ieškodama literatūroje, koks kiekis maistinių medžiagų būtų reikalingas per parą suvartoti, tai žinokit, radau šitaip. 25, 30, 35 gramai ir labai tikiuosi, tikiu, kad pas jūs, jeigu subalansuota mityba, sveika, jūs valgote pilnavertį maistą, grūdai, daržovės, vaisiai, sojos, pupelės, sėklos, riešutai, tai jūs skaidulų gaunate pakankamai. Bet jeigu dėl kažkokios tai priežasties jūs šito maisto jūs nevalgote, arba valgote mažesnį kiekį, arba dar kažkokios tai priežastys yra, gali būti netgi ir tai, kad jūs, pavyzdžiui, mėgstate lietuvišką virtuvę, ar ne? Kaip ir normalu, mes visi lietuviai esame ir mėgstam tą patį ir kugelį, ir bulvinius blynus, cepelinus, tokius dalykus, kuriuose maistinių skaidulų nėra. Tai tada reikėtų žinoti, kad maistinių skaidulų mums reikia pasipildyti papildomai. Dabar, kas tos maistinės skaidulos? Maistinės skaidulos tai yra angliavandeniai ir patekę į organizmą, jie iš organizmo pasišalina natūraliu būdu, praktiškai nepakitę. Tai galvojant apie tai, jeigu iš skaidulų maistinių medžiagų mes nieko negauname, tada kam jos yra išvis tada reikalingos, ar jas verta tada vartoti ir galvoti, sukti galvą apie tai, ar ne? Tai skaidulos yra angliavandeniai, tačiau jos labai skiriasi nuo kitų rūšių angliavandenių ir veikia visiškai kitaip. O kaip veikia? Tai va dabar trumpai aš jums ir papasakosiu, ką daro skaidulos. Skaidulos pagreitina žarnyno darbą, skatina natūralią žarnyno peristaltiką, todėl nesuvirškintų maistinių medžiagų likučiai pasišalina iš organizmo greičiau. Tai be to, skaidulos suminkština žarnyno turinį, jį padidina ir labai rekomenduotina skaidulas vartoti tiem žmonėm, kas turi problemų su hemorojumi, kas turi užkietėjusius vidurius. Tai skaidulo, žinokit, minkština ir didina tą turinį ir jos veikia kaip šluota. Dar labai geras dalykas yra, kad padeda palaikyti sveiką cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujyje. Skaidulos suriša cholesterolį ir trigliceridus ir neleidžia taip greitai pasisavinti į organizmą, į kraujotaką. Taip, dar kas yra labai, labai gerai,
kad maistinės skaidulos padeda palaikyti stabilų cukraus kiekį kraujyje. Vaisiuose ir daržovėse esančios skaidulos sulėtina cukraus įsisavinimą į kraują ir mažina suvalgyto maisto glikemijos indeksą. Nuostabus dalykas. Ką dar daro skaidulos? Lėtina riebalų absorbciją, todėl jūs jausitės ilgesnį laiką sotesni, mažiau norėsite valgyti. Ir tai labai paranku žmonėms, kurie nori sveikai numesti svorio. Tai rekomenduoju. Toliau, kaip ir minėjau, kad skaidulos yra žarnyno šluota. Tai iš tikrųjų, žinokit, taip. Keliaudamos žarnynų skaidulos veikia kaip šluota, stumia visas žarnyne esančias atliekas virškinamuoju traktu, kurios vėliau natūraliai pašalinamos iš organizmų. Tai žiūrėkit, kiek susakiau naudų, ar ne? Dabar dar tai ne viskas. Skaidulos ir gaubtinė žarnos veikla. Tai apie tai truputėlį aš papasakosiu vėliau. O apie kokias maistinės skaidulas vartoju aš, tai aš įkelsiu po šituo video nuorodą. Jeigu jūs domins, tai iš tikrųjų galit pažiūrėti, o manau, kad tikrai sudomins, nes skaidulos tikrai vertingos, naudingos ir asmeniškai aš tikrai nesuvartoju kiekvieną dieną rekomenduojamų kiekių, todėl aš pasitelkiu į pagalbą būtent šias skaidulas, apie kurias galėsite paskaityti po video.